Sveiki atvykę į mūsų internetinį seminarą skirtą studentams pradėsintiems tolimesnę kelionę, akademinę kelionę užsienio universitetuose. Šiandien pasinersime į esminę informaciją, kuri padės užtikrinti sklandų perėjimą ir sėkmingą patirtį užsienyje. Atsakyti į klausimą, taigi kaip pasiruošti išvykimui, padėsiu aš, Urtė Buikytė, kalba.lt studijų užsienyje koordinatorė ir pasidalinsiu įvairiausią patirtimi bei patarimais, kurių labai džiugu, jog kalba.lt per 30 metų sukaupė tikrai daug. Kadangi išleidome daugiau nei 15 000 studentų į įvairiausius universitetus, į įvairiausias šalis, suprantame, su kokiamis problemomis būsimi studentai susiduria, ir kokie klausimai kyla. Todėl mūsų tikslas atsakyti į kiekvieną jų ir visapusiškai padėti kiekvienam studentui. Tai nuo krypties parinkimo, universiteto, šalies, radimo, paieškų, iki tinkamų dokumentų paruošimo, svarbiausia, saugios aplikacijos ir žinoma išvykimo klausimų. Tai yra pagalba randant būstą, finansavimą, draudimai, registracijos, ir daug kitų ne ką mažiau svarbių aspektų. Taip pat esame oficialus Cambridge English egzaminų centras Lietuvoje ir esame vienintelis toks. Tad galime tikrai padėti pasiruošti ne tik pačiam egzaminui grupėse ar individualiai, tačiau būtent pas mus galite išlaikyti Cambridge English egzaminą, vieną iš tinkamų anglų kalbos lygį įrodančių sertifikatų galite gauti pas mus. Kaip minėjau, turime didelį norą palengvinti jūsų kelionę į užsienio universitetą, tad šiandien aptarsime svarbiausias išvykimo temas. Pradėsime nuo būsto paieškos bei atestato siuntimo universitetui temų, kitaip tariant, pačių artimiausių darbų. Tuomet tęsime pristatymą apie registraciją šalyje, darbo, CV, draudimo, banko sąskaitos atidarymo klausimus, ir baigsime reziumuojant dokumentų sąrašų bei Freshers Week pristatymą. Tad, kuomet gaunate, o galbūt jau ir gavote universiteto pasiūlymą studijuoti, prasideda itin svarbus etapas jūsų išvykimo kelionėje – būsto paieška. Daugelis universitetų tikrai siūlo pagalbą arba tam tikrus išteklius, norėdami padėti atvykstantiems studentams rasti apgyvendinimą. Ar universitetas pats suteiks jums būstą, ar pasiūlys agentūrą, kuri tai padarys už juos? Visą šią informaciją galite rasti universiteto puslapiuose Housing arba Accommodation skiltyse. Svarbu tik, jog vadovautumėtės oficialia informacija, pateikiama pačio universiteto, reiškia netikėtumėte gandais ar kažkokiamis naujienomis iš draugų, giminaičių ar pažįstamų. Taip pat nesupainiokite informacijos skirtos ES piliečiam ir international studentams. Mes nesame tarptautiniai studentai, mes ES piliečiai. Antrasis būdas – prisijungti prie vietinių Facebook grupių, būdingų jūsų universitetui ar jūsų pasirinktai šaliai, miestui, kur studentai labai dažnai ir skelbs laisvus kambarius ar butus nuomai. Jei ieškosite per Google, būkite konkretūs savo užklausose ir pabandykite naudoti tokius terminus kaip studento apgyvendinimas, ir miesto pavadinimas, arba apartamentų nuoma netoli ir vėlgi miesto, universiteto, šalies pavadinimas. Žinoma, atsižvelkite į nuomai skirtus internetinius puslapius. Juos reikia lankyti ir tikrinti kiekvieną dieną, tai yra dažnai, geriausiai būtų ryte ir vakare, žinoma, kuo dažniau, tuo geriau, ir svarbiausia, nusiteikti rimtoms paieškoms. Reiškia, jei per porą dienų nesigavo rasti, nepavyko rasti būsto, dar nenuleisti rankų ir kreiptis į pavyzdžiui, universiteto būsto biurą arba tarptautinę studentų tarnybą, jog galėtumėte gauti daugiau tinkamų patarimų bei pagalbos. Vienas niuansas, pastebėjimas, jeigu ieškote savarankiškai, būkite atsargus. Yra daugybė melagingų skelbimų, tad neišsinuomokite neegzistuojančio būsto.
Žinoma, nors kelionę į užsienį nepradedate planuoti jau dabar, studentu tapsite tik tuo met, kai universitetui pateiksite savo brandos atestatą. Verta turėti omeny, kad universitetai turi skirtingus atestato pateikimo terminus, tad būtinai atidžiai perskaitykite savo gautus pasiūlymus, kitaip vadinamus conditional offers. Taip pat žinokite, kokie yra atestato vertimo reikalavimai. Jei reikia vertimo, jei reikia pasirūpinti ir notariniu patvirtinimu, kitaip sakant, legalizavimu. Tai padarykite kuo skubiau, nes visi užplūsta notarus ir vertimo biurus vienu metu. Galimai atestato kopiją su vertimu taip pat reikės fiziškai vežti su savimi ir pristatyti universitetui jau atvykus. Išskyrus, kuomet fizinė kopija yra išsiunčiama iš anksto, tai yra paštu. Žinoma, kadangi šiais metais sulaukėme naujovių ir atestatai bus išduodami tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis skaitmeninė forma, daugiau informacijos apie galimus proceso pakitimus turėsime tik birželio gale. Tuo tarpu IB besimokantiems programoje, tiesiog nepamirškite, jog turite informuoti savo mokyklą, kur stojate. Tuomet mokykloje bus užpildyti visi reikalingi dokumentai ir išsiųsti į jūsų pageidaujamą universitetą. Atvykus į šalį bus reikalinga registracija. Tuo metu jau žinosite, kad esate studentas, jau galbūt turėsite ir būstą, todėl reikės nukeliauti į vietinę instituciją, tokią kaip Town Hall Nyderlanduose arba Social Welfare Office Airijoje. Svarbu, jog registraciją šalyje padarytumėte per tinkamą laiko tarpą. Tai reiškia priklausomai nuo šalies, į kurią atvykote. Vienur jums bus suteikta vos savaitę, kitur bus leista šią registraciją vykdyti pusę metų. Tam, jog registracija būtų sėkminga, turite turėti pagrindinius tokius dokumentus. Tai žinoma, pasą arba savo ID kortelę, tuomet gyvenamosios vietos įrodymą, tai reiškia savo nuomos sutartį, kurią jau esate pasirašę, ir užpildytą registracijos formą. Ją galima pasirašyti, užpildyti ir vietoje, kartais tai galima padaryti online prieš susitikimą. Kai jau užsiregistruosite, galėsite pradėti, kaupti ir savo darbinę patirtį. Tiems, kurie yra visiškai tvirtai pasiryžę dirbti, darbo paieška turi būti aktyvi. Darbo ieškoti galima tikrai įvairiais būdais ir pirmasis, paprasčiausias ir greičiausias būtų tikrinti darbo skelbimus internete. Aš norėčiau pabrėžti antrąjį būdą, tai yra savo CV arba gyvenimo aprašymo nešimą, tai yra fizinę kopijos nešimą tiesiai į įsidarbinimo vietą. Būtent šiuo būdu pasinaudojau ir aš, ir taip studijų metais darbą gavau, todėl galiu sakyti, kad man tai yra labiausiai pasiteisinantis būdas gauti darbą greitai. Vienas niuansas, kurį turite žinoti, jog savo CV turite paduoti tiesiogiai vadovui arba vadybininkui į rankas. Jei gyvenimo aprašymą perduosite tiesiog darbuotojui, kuris pažadės, kad tikrai perduos jį kitiems, gali būti, jog jūsų CV bus pamirštas ir darbo galiausiai negausite. Trečiasis būdas – pasidomėkite internete vieta, kurioje jūs jau nusprendėte, kad norite dirbti, ir raskite atsakingo žmogaus kontaktus. Tuomet, turėdami jo elektroninį paštą, galite jam nusiųsti savo gyvenimo aprašymą su personalizuota žinute. Kai kreipitės dėl darbo, vienaip ar kitaip, jau ne kartą minėjau, reikia turėti CV, gyvenimo aprašymą. Jame labai svarbu pabrėžti savo darbo patirtį ir įgytus įgūdžius. Turite parodyti, kokias atsakomybės turėjote, ką veikėte savo praeitose darbo pozicijose. Tai būtent tik taip galėsite išsiskirti iš kitų kandidatų. Svarbu, jog suprastumėte, jog darbdavys tikrai į jūsų CV žiūrėdamas ir skaitydamas jam nebus įdomu, kokias knygas jūs skaitote arba kokiais hobiais jūs užsiemate.
Jis ieškos labai tikslingų patirčių. Taip pat nepamirškite CV pritaikyti ir būtent pasirinktai roliai arba pasirinktam konkrečiam darbui, į kurį pretenduojate. Ne? Akcentuokite atitinkamą patirtį, atitinkamus įgūdžius ir labai nuosekliai perskaitykite patį darbo aprašymą bei kogi jie ieško. Bet kurgi galima dirbti? Kur gali dirbti studentai? Na, ribų šiam atsakymui tikrai nėra, tačiau beveik visi studentai pradeda nuo pozicijų aptarnaujančiame personale. Tai yra darbas viešbučiuose, kavinėse, baruose, restoranuose. Žodžiu, kuo arčiau namų ar universiteto, tuo geriau. Nepamirškime, jog į užsienį jūs greičiausiai vykstate ne dirbti, o studijuoti. Todėl didelė dalis šalių jums leis dirbti tik iki 20 ar 15 valandų per savaitę, kitaip tariant, pusę etato. Dirbti pilnu etatu galėsite per vasaros ar didžiųjų švenčių atostogas, bet, kaip matote, išimtis būtų Nyderlandai. Jie jūsų darbo krūvio neribos, tačiau kaip visuomet patariame nepersistengti ir skirti pakankamą laiko savo studijoms ir mokslams. Prieš išvykstant, jums bus svarbu padaryti dar vieną darbą – išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją išduos ligonių kasos ir nesvarbu, kurioje šalyje būsite, gyvensite, studijuosite, jeigu draudimo kortelę tokią turėsite, jums bus garantuota pirmoji pagalba. Tuo tarpu, jeigu dirbsite, beveik visuomet jums bus reikalingas vietinis draudimas. Tai reiškia draudimas, kurį suteiks pati šalis, į kurią nuvyksite. Žinoma, tam reikės papildomos registracijos. Taip pat labai dažnai susilaukiu tokio klausimo, o kaip su privačiu draudimu? Privatus draudimas yra jūsų pasirinkimo teisė ir jisai yra tikrai nebūtinas. Jei dirbsite, manau, kad kiekvienas norėsite, jog tie pinigėliai pasiektų jūsų kišenę. Ir vietinė banko sąskaita bus reikalinga tam, jog darbdavys būtent tuos pinigus, jūsų algą galėtų tiesiogiai, greitai, paprastai pervesti į jūsų sąskaitą. Taip pat turėdami vietinę banko sąskaitą, online atsiskaitimai, pinigų išsiėmimas ar kiti tokie daily darbai taps kiek paprastesni. Žinoma, jeigu dirbti nesiruošiate, jums pilnai gali užtekti ir lietuviškos kortelės, lietuviškos banko sąskaitos. Svarbu tik įsivertinkite mokėjimo sąlygas ir ar nėra papildomų mokesčių atsiskaitant užsienyje. Na ką, aptarėme tikrai didelę išvykimo temų ir lieka reziumuoti, kokius dokumentus pravartu ir tikrai rekomenduočiau turėti su savimi, kuomet jau pakuositės lagaminą. Taigi pirmiausia, asmens dokumentas. Be jo nepavyks ir iš šalies išvykti, tad turėkite jį, tai yra pasas arba ID kortelę. Tuomet reikės gimimo liudijimo, akcentuoju, jog turėtų būti vertimas į anglų kalbą su notaro patvirtinimu. Brandos atestatas, kaip minėjau, gali prireikti jo universitete, kuomet įsiregistruojate į universitetą. Apgyvendinimo kontraktas. Labai džiugu, jeigu šį kontraktą turėsite prieš išvykstant, tuomet tikrai žinosite, jog turite lovą ir stogą virš galvos. Ir svarbiausia, tai yra jūsų universiteto patvirtinimas, kad jūs esate studentas ir tikrai važiuojate studijuoti. Visus šios dokumentus turėdami apsilankysite Freshers Week. Dauguma universitetų turi vienokio ar kitokio pobūdžio Freshers Week arba kitaip dar vadinama Induction Week, Introduction Week. Ji trunka, kaip ir pavadinimas sako, savaitę, gali trukti ir keletą dienų. Ši savaitė yra skirta supažindinti būtent jūs, pirmo kurso studentus, su visa universiteto infrastruktūra, su darbuotojais, dėstytojais, bendrakursiais, kursiokais. Ir aišku, pačiomis taisyklėmis, kurios bus svarbios studijuojant tame universitete. Per šią savaitę jūs ir gausite visą reikalingą informaciją ir jums bus atsakyta į visus klausimus, kurie kyla nuvykus į šalį. Su jumis
labai artimai dirbs universitetas ir padės viskuo, kuo galės. Iš tikrųjų, Freshers Week nėra privaloma, tačiau aš tiek iš savo patirties, tiek mūsų kalbos komanda nuoširdžiai rekomenduojame ir sakome, kad būtinai vykite ir būtinai sudalyvaukite šioje Freshers Week. Na ką, šiandien aptarėme visas svarbiausias temas susijusias su išvykimu ir dabar jau tikiu, jog esate dar labiau pasiruošę pradėti savo naują gyvenimo etapą. Aš ir visa kalba.lt komanda linkime jums didžiausios sėkmės ir nepamirškite, jog visuomet esame čia, jog jūsų studijos užsienyje, iš svajonės pavirstų realybę. Iki.